Taigi mūsų laukia nepakartojamas reginys, kova dėl Eurazijos čempiono titulo ir diržo. Ir jūsų ekranuose Volkas Khanas ir Gromas Zaza, legendinės asmenybės. Nuskambėjo gongas ir kova prasideda. Aišku, abu du varžovai vienas kitą puikiai pažįsta, ne kartą jie buvo susitikę ir tolimoje Japonijoje. Štai dabar Gromas Zaza iš karto įsikabina į Volko Khano koją, pakelia, milžiniška jėga pasižymė šis gruzinas. Pasiguldo dabar po savimi Volko Khaną Gromas Zaza, tačiau Khanas atidžiai stebi varžovo veiksmus. Na ir aišku, sunku patarti dabar Gromui Zazai, nepavyko jam iš karto užsigulti savo varžovo, o jis tai puikiai moka. Na, ne veltui jis buvo Europos laisvų imtynių čempionas, sugeba prispausti prie grindų ir išlaikyti, kad ir visą 10 minučių bet kurį varžovą Gromą Zazą. Būtent tokiu būdu jis sugebėjo įveikti ir garsųjį Brazilą Ricardo Moralesą. Na, o dabar bandymas atlikti Achilo sausgyslės tempimą. Štai veiksmas. Na, Khanui pavyksta neutralizuoti Gromo Zazos veiksmus, tačiau gruzinas tęsia veiksmą. Na, dabar kontratakuoja Volkas Khanas, bando atlikti kelių sąnario laužimą, truputėlį iš kitos pusės ne visai pavyko. Tačiau čia būtent yra Volko Khano stichija, jis moka pinti kojas taip, kad skaudėtų būtent priešininko, ne jam. O štai dabar Achilo sausgyslės tempimas ir čia jau gerai atlieka šį veiksmą Volkas Khanas. Gromui Zazai belieka tik siekti ringo virvės. Taip, gražus veiksmas ir aišku pavojinga veltis su tokiu kovotoju kaip Volkas Khanas į raičiojimąsi po ringą. Na ir Gromas Zaza, aišku, atsidūrė ne savo amplua. Pavyko Volkui Khanui primesti jam nebūdingą kovos stilių. Spaudžia dabar Volkas Khanas savo varžovą. Ir štai vėl šuolis į kojas. Na, nepavyko ir šį kartą parsiversti taip, kaip norėjo savo varžovo Gromas Zaza, bet šį kartą sėkmingiau numeta jį ant grindų. Sukabina Volko Khano kaklą, laužimo veiksmas. Na, Volkas Khanas kenčia ir aišku, tokiu veiksmu jo neįveiksi. Tačiau tašką šioje pozicijoje Gromas Zaza gali atkovoti. Bando išsisukti Volkas Khanas, tai pavyko jam. Gromas Zaza jo nepaleidžia, įsikabina iš viršaus. Bando apeiti iš už nugaros, tačiau tuoj pat veidu savo varžovą atsisuka Volkas Khanas ir vėl lygiosios. Na, nepavyksta kol kas niekaip geresnės pozicijos užsiimti Gromui Zazai, o štai šioje padėtyje Volkas Khanas ieško iš karto kontratakos galimybių. Sukabino kojomis dabar Gromo Zazos sprandą ir vieną ranką. Na ir Zaza tarsi pajutęs, kad čia gali pakrypti spilėsiais, traukiasi ir nori pradėti kovą stačiomis. Smūgis, Volkas Khanas spaudžia į kampą Gromą Zazą, Zaza vėl metasi į kojas. Tačiau vėl laiku sureaguoja Volkas Khanas, neleidžia savęs persiversti. Na, pasibruka vis dėlto po savimi Gromą Zazą varžovą. Tačiau Volkas Khanas šioje situacijoje sugeba tiek kojomis, tiek rankomis taip supinklyti savo varžovą, kad praktiškai nei vieno naudingo veiksmo gruzinas negalėjo atlikti. Ir vėl bandymas atlikti Achilo sausgyslės tempimą, tačiau Volkas Khanas žino, ką daryti šioje situacijoje. Štai nusimeta jis varžovo kojas, stojasi ir veiksmas jau nebeefektyvus. Tačiau nepaleidžia varžovo kojos Gromas Zaza, pasikeičia dabar vaidmenimis varžovai ir Gromas Zaza dabar šioje situacijoje neranda kitų vaistų, kaip smūgiuoti į Volką Khaną. Ir čia įsikiša teisėjas Donatas Simonaitis, rodo geltoną kortelę Gromui Zazai. Buvo smūgis į smakrą, netyčia aišku, nuslydo, tačiau vis dėlto fiksuojamas šis veiksmas ir dvikova tęsiama toliau.
Vėl spaudžia savo varžovą Volkas Khanas. Na ir vėl Gromas Zaza bando pulti į kojas. Nesėkmingai. Jau neparuoštas veiksmas. Ir dabar Volkas Khanas įsikabino į Gromo Zazos ranką. Alkūnės sąnario laužimas ir pasiduoda Gromas Zaza. Viskas, pergalė. Pergalė iškovoja Volkas Khanas ir jis tampa 2001 metų Eurazijos čempionu.